Maltos ambasadorius Lietuvoje, vokietis Douglas von Saurma-Jelč juokėsi, kad geriausiai lietuviškai moka frazę "Ateikite paragauti kalėdinės sriubos". Būtent ši 4 metus vykdoma akcija Lietuvoje labiausiai siejasi su Maltos ordino veikla, nors iš tiesų viskas prasidėjo ne prieš 4 metus. Maltos ordino veikla Lietuvoje prasidėjo iškart po Sovietų Sąjungos žlugimo. Tuomet vokiečiai ėmė siųsti į Lietuvą medikamentus, ligoninių lovas ir kitokią įrangą. 91 metais Lietuvoje įkūrėme ir Maltos ordino būstinę, kuri galėtų koordinuoti savanorius. Nuo tada bendraujame su kunigais, kurie net mažose miesteliuose padeda surasti savanoriauti norinčių žmonių. Tad dabar Maltos ordino veikla Lietuvoje įsiplėtė iki 22 miestų ir vienija 450 savanorių. 900 metų tradicijas turintis suverenus karinis hospitalierių Šventojo Jono ordinas savo veiklą pradėjo Jeruzalėje, vėliau kėlėsi į Kipro, Rodo ir Maltos salas. Iš dabartinės savo būstinės Romoje Maltos ordino idėja keliauja į 120 šalių ir vienija 80 000 savanorių. Maltos ordino narius sieja ne tik bendražmogiškos vertybės, bet ir katalikų tikėjimas. Manau, labai svarbu, kad mūsų ordinui nerūpės jaunas ar senas, turtingas ar vargšas, sveikas ar ligotas. Svarbiausia, kad visi esame žmonės. Maltos ordino vertybės jums pristatė didysis Maltos ordino magistras Fra Matthew Festingas, beje, tarptautiniu mastu pripažįstamas kaip šalies vadovas. Didysis magistras renkamas iki gyvenimo pabaigos vadovauti ordinui, o katalikų bažnyčia jam suteikia kardinolo rangą. Ir nors Maltos ordino veikloje gali dalyvauti tik katalikai, labdara ir pagalba keliauja į visus pasaulio kraštus. Pavyzdžiui, Kenijoje ar Konge Maltos ordino medikai kovoja ne tik su AIDS ir živ, bet ir su 100 metų vakarų pasaulyje įveiktomis ligomis, maru ar tuberkulioze. Pakistane mobiliosios ligoninės aplanko atokiausius kampelius, o Baltarusijoje maltiečiai teikia pagalbą vaikų namams, mokykloms ar Černobilio katastrofos aukoms. Tikra tiesa, kad skirtingose šalyse skirtingi poreikiai, skirtingi rūpesčiai. Pavyzdžiui, prancūzai didelį dėmesį ėmė skirti buvusioms savo kolonijoms Afrikoje. Vokietijos maltiečiai stiprūs medicininės pagalbos srityje. Turi įsteigę daug ligoninių. Labai džiugu, kad buvusiose komunistinėse šalyse daug žmonių degančių norų prisijungti prie Maltos ordino ir norinčių padėti kitiems. Lietuvoje Maltos ordino idėjos pasklidusios 22 miestuose ir beveik 500 jaunųjų maltiečių padeda ordino misijose. Šiuo metu vykdome 3 pagrindinės veiklas. Pirmoji ir ko gero svarbiausia pagalba seniems žmonėms. Mano manymu, Lietuvoje ši žmonių grupė ypač kenčia. Tad mūsų savanoriai kartą per dieną aplanko pagyvenusius vienišus žmonės, patiekia jiems karšto maisto. Be to turime 3 vaikų dienos centrus, kuriuose lankosi vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Centruose jie kartu su maltiečiais daro namų darbus, gamina maistą. Šeima žino, kad vaikas patikimose rankose. Trečioji mūsų veikla darbas su jaunais žmonėmis, kuriuos rengiame dirbti socialinį darbą. Mūsų tikslas surinkti kuo daugiau savanorių ir atidaryti visiškai savarankišką Maltos ordino asociaciją Lietuvoje. Kiek kitokia ordino veikla Šveicarijoje, kur socialiniai rūpybai valstybė skiria išskirtinį dėmesį. Šveicarija turtinga šalis, mes turime daugybę įrangos, galime ją dažnai keisti. Visa, kas dar naudinga, norime padovanoti kitiems. Per pastaruosius 14 metų išsiuntėme 500 sunkvežimių į įvairiausias šalis. Labai džiaugiamės radę patikimą partnerį Lietuvą, su kuria bendradarbiaujame pusę metų. Pirmasis sunkvežimis su ligoninių ir operacinių įranga jau turėjo pasiekti jūsų šalį. Libane svarbiausia Maltos ordino veikla – medicinos centrų steigimas. Šiuo metu jų yra 11, kur per metus gydoma apie 150 000 ligonių. Šie centrai išsimėtė po visą Libaną, tad į mus gali kreiptis visi sergantys, nepriklausomai kur gyvena ir kiek pinigų turi. Be to Libane veikia Maltos ordino savanoriai jaunuoliai, nuolat besirūpinantys neįgaliaisiais. Lietuvos maltiečiai tikisi, kad prie ordino ateityje prisijungs vis daugiau savanorių norinčių dirbti su vaikais, seneliais ar paprasčiausiai mokančių dirbti kompiuteriu. O didžiausia svajonė, kad gerumo idėjos sklistų ne tik prieš Kalėdas. Tokius kaip mano, kur galėsit pradėti kolekcionuoti.